Jei namuose nuėjus į vonę, garažą ar nusileidus į rūsį ryšys telefone suprastėja, šis vaizdo įrašas kaip tik jums. Šiandien papasakosiu, kas yra WoW Wi-Fi ir kaip šią funkciją įjungti telefone, kad skambučiai veiktų net pačiose sudėtingiausiose mobiliajam ryšiui vietose. Aš esu Bitis Profas Žygis, pradėkime. WoW Wi-Fi tai technologija leidžianti skambinti naudojant Wi-Fi ryšį, o ne mobilųjį tinklą. Ji ypač naudinga ten, kur Wi-Fi veikia puikiai, tačiau mobilųjį ryšį silpnina storos sienos, perdangos ar kiti trikdžiai. Pavyzdžiui, gyvenate dideliame name ir naudojate bitės namų internetą su apgalvota Wi-Fi mesh sistema, užtikrinančia gerą signalą visame name. Nusileidus į rūsį, mobilusis ryšys telefone gali susilpnėti, tačiau WoW Wi-Fi leidžia telefonui automatiškai naudoti Wi-Fi ryšį skambučiams, kad galėtumėte toliau sėkmingai kalbėtis telefonu. WoW Wi-Fi veikia tiek Android, tiek iPhone telefonuose, o jokių papildomų programėlių diegti nereikia. Pakanka įjungti funkciją nustatymuose, jeigu to dar nesate padarę. Samsung telefone atidarykite nustatymus, tada pasirinkite ryšiai ir įjungite funkciją skambinimas per Wi-Fi. iPhone telefone atidarykite nustatymus, tada mobilusis ryšys ir įjungite funkciją skambinimas per Wi-Fi. Xiaomi telefone taip pat atidarykite nustatymus, tada susiraskite SIM kortelės ir mobilieji tinklai, pasirinkite norimą SIM kortelę, galiausiai įjungite funkciją skambinimas per Wi-Fi. Įjungus WoW Wi-Fi, telefonas automatiškai naudos Wi-Fi ryšį skambučiams, kai jis bus patikimesnis už mobilųjį tinklą. Naudojant bitės namų internetą, WoW Wi-Fi leidžia skambinti be ryšio nutrūkimų, kad ir ką veiktumėte. Patiko šis video? Užsukite į bitisprofi.lt ir rasite daugiau naudingų instrukcijų bei patarimų.